Gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos, gerbiamoji Seimo pirmininkė ir garbėjai Seimo nariai. Iš tikrųjų, tėvynės meilė, respublikos meilė nėra emocinis dalykas. Vien pablūdusių, pamišusių žmonių reikalas racionalioje, pragmatiškoje, vartotojiškoje visuomenėje. Čia susirinkusiems istorikams aš noriu priminti Lietuvos istorijos dalykus ir paskui glaustai pasižiūrėti, kągi mes šiandienos mokykloje iš istorinių pamokų galėtume kartot, kokiomis istorinėmis pamokomis galėtume remtis. Lenkų istorikas Janas Dlugošas, nelabai mėgęs lietuvių, 15 amžiaus viduryje yra apie lietuvius rašęs taip. Lietuviai labai žaismingi ir nerūpestingi šeimose, su moterimis ir vaikais, bet labai rimti, stropus ir rūpestingi, kai svarsto savo respublikos reikalus. 15 amžiaus pastaba. Yra žaismės laukas, yra rimties laukas, kai svarstomi bendri reikalai, sprendžiami bendri klausimai. Antrajame Lietuvos statute, kuris ir mūsų konstitucijoje įvardintas kaip atrama mūsų ir šiuolaikinės bendruomenės tam tikra tradicija, skelbiama, kad lietuviai, įvairios kilmės lietuviai, piliečiai, turi krašto tarnybą ginti savo valstybę iš meilės respublikai. Iš meilės respublikai ir taip pat statute aiškinama, kas ta meilė respublikai. Meilė savo vaikams, žmonai, šeimai ir visiems aplinkiniams. Tarp šeimos, artimųjų ir respublikos piliečių bendruomenės nedaroma prarajos. Tai yra bendra. Tai yra ta pati bendruomenė. Tie patys ryšiai turi sieti. Trečiajame statute rasime nuostatą, kuris skelbia, kad iš meilės respublikai lietuviai, bajorai turi važiuoti seimelius ir ten spręsti bendrus reikalus, juos svarstyti privalomai. Jie turi ne tik teisę, bet ir pareigą. Dabar aš klausčiau iš tikrųjų respublikos meilė, apie kurią kalba senovės lietuviai. Tas statutas, istorikai žinot, kad veikė iki abiejų tautų respublikos žlugimo, o jo civilinė dalis ir iki 1840 metų. Štai respublikos meilė atrodytų šiandienos supratimui toks keistas dalykas. Mes nuo tėvo Markso ir tėvo įpratę respubliką suvokti ir valstybę suvokti kaip tam tikrą prievartos mechanizmą. Ir dabar iš kokios meilės mechanizmui, iš kokios meilės valdžios aparatui turėtų kilti karo tarnyba, dalyvavimas viešuose reikaluose. Ir šiuo atveju aš manau, kad turėdami įsirašę į Konstituciją Lietuvą kaip demokratinę respubliką, Lietuvos respubliką, turėtume grįžti ir prie respublikos sampratos. Ar įmanoma Lietuvos respublika be respublikos suvokimo, respublikos esmės suvokimo? Ar įmanoma respublika, veikli, gyva respublika, be respublikoniškos laisvės suvokimo? Šiandien pasaulis remiasi liberaliu laisvės suvokiamu, negatyviu laisvės suvokiamu. Laisvė nuo. Mes esame laisvi, kai valdžia ir kitas nesikiša į mano privačią sritį, kai aš disponuoju savo nuosavybę ir kitais visais man kaip asmeniui svarbiais dalykais. Tai yra laisvė nuo, liberalioji laisvė, kuri yra labai svarbi. Leonas Sapiega aiškino, kad mes lietuviai turėtume didžiuotis ne laisvę turėti savo nuosavybę, priiminėti sprendimus privačioje erdvėje, bet ir tuo, kad patys savo tvarką savo krašte kuriame.
Tai yra respublikoniškoji laisvė kam? Aš esu laisvas tada, kai niekas man už nugaros nepriiminėja sprendimų, kurie ir man privalomi, kurie ir mano gyvenimą kuria. Nihil apud me sine me, sakė lotyniškai lietuviai, nieko apie mane be manęs. Aš esu laisvas tada, kai aš dalyvauju bendruose reikaluose, kai aš dalyvauju bendrus sprendimus priimant. Jeigu mes šiandien šitos laisvės, respublikoniškos laisvės atsisakom, jos išsižadam, mūsų respublika, yra formalus darinys. Jeigu mes respublikos nesuvokiam kaip žmonių, artimų žmonių, bendrapiliečių bendruomenės, irgi mūsų respublika yra konstitucijoje įvardinamas tik formalus dalykas. Irgi istorinė tradicija. Senovės Lietuvoje ir apšvietos Lietuvoje 18 amžiuje buvo suvokiama, kad respublikos meilė, tapatinta su tėvynės meilė, nėra paveldima. Ji yra išugdoma, išauginama ir racionaliai veikiant išauginama. Pirmiausiai, suteikiant žmonėm laisvės teises ir mokant jas branginti. Senieji 18 amžiaus apšvietos Lietuvos pamokslininkai, intelektualai, valstybės kūrėjai kalbėjo apie tai, kad respublikos meilė pirmiausiai sudaro laisvės meilę. Savarankiškumo siekis, žmogaus nepriklausomybė, žmogaus individualumas, žmogaus teisės ir laisvės, bet taip pat ir bendrapiliečių meilė, meilė žmonėm, meilė artimiesiems. Mitas apie tai, kaip Vaidevutis kūrė Lietuvių respubliką, Lietuvių ir Prūsų respubliką, buvo pasakojamas Lietuvoje nuo 16 amžiaus iki 20 pradžios. Ką darė Vaidevutis, ne tik įstatymus leido, bet išmokė lietuvius ir prūsus gamintis iš medaus midų. Kad jie susėdę visi už bendrų stalų, gurkšnodami midų, susidraugautų, susibičiuliautų ir neskerstų vienas kito, bet išmoktų vienas kitą branginti ir tą draugystę džiaugtis. Tai yra Platono vyno ir draugystės politėja žmonių politinis susivienijimas nėra įmanomas. Lietuviai vyną keitė midumi, bet idėja, kad respublika turi būti pagrįsta šiltais pasitikėjimo ryšiais tarp žmonių, yra esminė politinės bendruomenės idėja. Ciceronas kalbėjo apie charitas civium, piliečių tarpusavio meilę, kuri yra būtina, kad respublika išliktų. Mes šiandien kalbam, tokia jau modernia kalba, apie piliečių solidarumą. Be jo, be solidarumo negali gyvuoti respublika. Ir dėl to veikli piliečių meilė, veikli respublikos meilė buvo ugdoma kryptingai kaip būdas išsaugot respubliką, išsaugot piliečių susivienijimą. Ta labai gerai suvokė ir nepriklausomybės kūrėjai. Visų mūsų mokyklų, šiandienos lietuviškų mokyklų pirmtakė buvo Vytauto Didžiojo gimnazija. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, pirmoji lietuviška aukštesnioji mokykla, kuri atsirado iš viso pasaulyje. Ja Basanavičius kūrė su Mykolu Biržiška, kitais šviesiais lietuviais, įsteigė 1915 metais. Viena iš jos pamatinių nuostatų jos išdirbti liuosus, atvirus, įsitikėjimų pagrįstus žmonių santykius. Mokytojų ir mokinių, mokinių tarpusavio. Liuosus, atvirus, įsitikėjimų, šiandien sakytume pasitikėjimų pagrįstus. Ten vaikai iš Lietuvos našlaitinių, lietuviškų Vilniaus našlaitynų atėję, tapdavo poniomis ir ponais ir jiems už atsakymus į klausimus mokytojai dėkodavo. Našlaitynų vaikai, žemiausio socialinio sluoksnio ponai ir ponios. Tai yra ta pagarbos laisvės atmosfera,
kuri kuriama ir mokykla, pirmoji lietuviškoji mokykla suvokiama kaip tautinės bendruomenės laisvų žmonių ir pasitikėjimo ryšiai susietų žmonių, Respublikos žmonių augintoja. Jai keliamas tikslas, ji pati išsikelia tokį tikslą. Kitas dalykas, ta veikli meilė Respublikai svarbi buvo ir ugdoma būtent veikli meilė. Tai yra pagrįsta įsipareigojimu ir veiksmu, ne abstrakti. Mes šiandien kartais norim iš savo vaikų, kad jie dalyvautų šventėse, mylėtų tėvynę, bet nelabai mes jiem leidžiam veikti. Meilė Respublikai, meilė tėvyniai siejama buvo su veiksmu, su gale veikti, su savo jėgų pajautimu, tų jėgų išugdymu. Ir taip pat su gyvų ryšiu. Tėvynė turi atsakyti į mano meilę. Mykolas Pranciškus Karpavičius, vienas didžiausių apšvietos pamokslų, Tado Kosciuškos sukilimo dalyvis, kalbėjo taip, kad be patriotizmo, be tėvynės meilės išvis Respublika prarandama, tik laiko klausimas, kada Respublika mirs be tėvynės meilės, bet taip pat meilė Respublikai miršta tarp parsidavusių sielų, korumpuotoje aplinkoje, ten, kur moralės principų viešajame gyvenime nebepaisoma, kur jie paminami. Kitas dalykas, tėvynė turi atsakyti piliečių meilę. Ir citata. Malonu savo gyvenimą skirti tėvyniai, kai matau ją išties ginančią ir mano laisvę, nepriklausomybę bei gyvenimą. Tėvynė, kuri gina ir mane, mano laisvę, nepriklausomybę ir gyvenimą. Ir tokiai tėvyniai aš irgi galiu aukotis. Tai veikli meilė iš mūsų istorijos yra ir jos pavyzdžių, kaip buvo ugdoma. Jėzuitai, matydami irstančią valstybę 18 amžiui, diegė naujas pilietiškumo ugdymo formas. Jaunimas buvo mokomas kritiškai vertinti tikrovę, savo tėvų darbus, savo tėvų klaidas ir rengti seimelius, kuriuose atvirai svarstė visuomenės ydas ir siūlė reformų būdus. Tai yra kritiškas santykis su tikrove, kuri sprūsta iš tavo meilės lauko. Bet įsipareigojimas ją keist. Galių pajautimas, kad aš galiu ją keist. Šiandien, kai lietuviai yra labiausiai emigruojanti Europos tauta, pagal nuošimčius, mes jaučiam, kad tas ryšys tarp individo, asmens, žmogaus ir tėvynės yra pažeistas, labai stipriai pažeistas. Ir ar mes vien tik tai pasakojimais, gražiais jautriais pasakojimais apie tai, kaip tėvynę reikia mylėti, galim tą ryšį atkurti? Mano supratimu, vargiai. Mums reikalingas iš tikrųjų gyvas ir galiomis, pilietinėmis galiomis pagristas žmogaus ir tėvynės ryšys. Supratimas, kad žmogus gali veikti ir gali kurti tėvynę. Šiuo atveju iš tikrųjų ne teoriniai tik dalykai. Teoriniai ir labai svarbus demokratijos principai, pažinimas, kovų dėl laisvės pažinimas, būtini mūsų vaikams. Bet ar šito pakanka? Ar nereikėtų šiandien rimtai galvoti apie tai, kad mes istorijos dėstymą, pilietiškumo dėstymą mokykloje sietume su labai konkrečiais pilietinio veikimo projektais. Kad mūsų vaikai, kaip ir 18 amžiui, mokytųsi suprast, kas Lietuvoje darosi. Ir galvotų, kaip jie gali tas problemas įvardinti, pažinti, atvirai apie jas diskutuoti ir prisidėti prie jų sprendimo. Žinoma, čia kitas dalykas. Ar mes mokytojai, ar mes intelektualų gyvenimą gyvenantis ir iš jo duonai užsidirbantys šiandien Lietuvoje, Lietuvos politinėje bendruomenėje jaučiam, kad nuo mūsų tos bendruomenės gyvenimas priklauso, kad mes savo valstybės, savo tėvynės ateitį kuriam. Ar mūsų meilė Respublikai iš tikrųjų yra veikli? Ar mes turim galios veikti ir matyti to veikimo rezultatus?
Jeigu mes jaučiamės neįgalus pilietinė prasme, kodėl mes tikimės, kad vaikai mūsų bus įgalus? Jie tą neįgalumą iš mūsų perima. Ir šiuo atveju klausimai, radikalūs klausimai, jų svarstymai, problemų sprendimas, veikimas turėtų būti tam išeitis iš uždaro rato, kuriame šiandien mūsų visuomenė atsidūrusi. Klausimai, kuriuos, pavyzdžiui, uždavė ir amžinatilsį Bronius Lubys paskutinėme savo interviu. Kodėl mes lietuviai mokame kur kas daugiau už šildymą ir kitus dalykus negu europiečiai? Kodėl mes remiame milijardų litų Gazpromą? Klausimai, kurie natūraliai kyla mums visiems, ar ne? Mūsų vaikams taip pat jie turėtų kilti. Mes savo bendruomeniai, savo respublikoje turėtume ieškoti juos atsakymą. Turėtume mėginti atsakyti. Žanas Žakas Ruso, mokydamas lietuvius ir lenkus, kaip išsaugoti savo respubliką, kalbėjo apie tai, kad visas ugdymas ir pilietinis ugdymas ir meilė tėvyniai nebus vaisingas, jeigu viešoji erdvė netarnaus edukacijai, jeigu valstybės gyvenimas neatvers žmogui, kuris gyvena padoriai ir kuris nori dirbti savo visuomeniai visų kelių. Jeigu žmogus toje visuomenėje bus vertinamas pagal galią, turtą ir priklausomybę vienai ar kitai grupuotei, bet ne pagal savo gebėjimus ir savo nuopelnus kraštui, savo nuopelnus visuomeniai. Jeigu viešoji erdvė negins pamatinių gyvenimo, sąžiningo gyvenimo principų, teisingo gyvenimo principų, mūsų mokytojų darbas bus tik pusė to darbo. Mūsų vaikų pažinta tikrovė, demokratinė tikrovė bus atrandama Danijoje, Airijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Dėl tos tikrovės, apie kurią mes pasakojam, demokratinius santykius ir visa kita, lietuviams reikia grumtis savo tėvynėje, kad jie veiktų šitie santykiai. Mes net neįsivaizduojam, kaip skaudžiai pažeidžia jaunąją kartą, pavyzdžiui, neištirtos pedofilijos istorijos. Visa tai yra mūsų gyvenimas, mūsų tikrovė. Žuvusio karininko šmeižto istorija, į kurias niekas neatsako visuomeniai. Mūsų vaikai visą tai mato. Ir šitie klausimai iš tikrųjų turi būti svarstomi, jeigu mes norim veiklios, tikros, o ne bepročių tėvynės meilės. Tėvynės meilė kaip beprotybė, ji galima, bet tai laikinas dalykas ir labai menkai visuomenę kuriantis dalykas. Mums reikia ir išmintimi, protu ir veiksmais pagristos tėvynės meilės. Ir čia, šiuo atveju, iš tikrųjų nieko nėra nesvarbaus. Aš grįžtu prie Jano Dlugošo žodžių, kad lietuviam labai svarbu būtų ir šiandien, 21 amžiuje, kaip ir 15 amžiuje skirti, kur galima klounada ir žaismė, o kur reikia kalbėti rimtai, solidžiai, atsakingai apie bendrus reikalus ir bendrai veikti. Yra respublikos dalykai ir yra vaikiški žaidimai. Kai mes šitas sferas supainiojam, yra nelaimingi ir mūsų vaikai, ir respublika. Taigi aš manau, kad bendrom jėgom iš tikrųjų turėtume kalbėti šiandien daugiau apie tai, kaip savo respubliką kartu nuo mokyklos, kaip mažosios respublikos, teikdami vienas kitam daugiau galių veikti, pradėtume ją racionaliau, blaiviau ir rimčiau kurti. Ačiū labai už kantrybę.